Ką galėtumėt palinkėti galerijai 5 metų proga? Dar 5. Dar 5. Taip, periodiškai. O tamsta? Nu dar 5 dadedu. Plius. Viso 20 turim. Reikia prisiminti, nes čia buvo prieš 2 metus. Prašom, arčiau ateikit. Ir nuo pat pradžios mes, žinoma, stengiamės truputėlį prisidėti prie jaunų, kaip pasakyti, jaunų kūrėjų to meninio kelio pradžios. Ir labai džiaugiamės iš dalies, kad pavyko. Taip pat veiklos pradžioje tie, kurie galbūt buvo su mumis nuo pat pradžios, žino, kad mes buvome atviri visoms meno šakoms. Bet ilgainiui ypatingas ryšys vis dėlto užsimezgė su skulptoriais, objekto kūrėjais, instaliacijų kūrėjais ir metalo meno menininkais. Šios sritys ir menininkai, kurie mūsų patapo lyg ir AV17 galerijos veidus, subūrė ir gerbėjų ratą ir savų, kaip ir minėjau, menininkų ratą. O dirbdami mes vis tiek stengiamės ir stengsimės priartinti žmogų prie šiuolaikinio meno. Ir tai norime daryti įvairiais būdais, įvairiai pristatydami šiuolaikinį meną ir stengiamės plėsti savo veiklos ribas ir truputėlį netgi išeiti iš galerinių veiklų, tai vat galerinių erdvių. Tai vat praeitą rudenį, tai yra lapkričio mėnesį, nuo spalio iki lapkričio pabaigos, mes su grupe menininkų pristatėm Rytų Lietuvoje grupinę parodą 7 objektai. Visos tos parodos tiek Visagine, Šalčininkuose ir Švenčionėliuose buvo eksponuojamos kultūros centruose, tai žmonės turėjo galimybę susipažinti su Lietuvoje kuriamu menu ir taip pat įsitraukti į edukacinę veiklą. Vienas iš pagrindinių tikslų pradėjus mums šitą veiklą buvo pristatyti lietuvių kūrėjus užsienyje. Tai mes labai džiaugiamės, kad per 5 šitos metus tas ryšys su užsieniu sustiprėjo ir mes kasmet vis stengiamės kažką tai išvežti, pristatyti užsienio auditorijai lietuvių kūrėjus. Tai vat vienais metais mes buvom su Nerijum Erminu ir Rafal Pieslek Milane. Šiais metais mes surengėme Žilvino Landsbergo rezidenciją Londone, kurią sekė pokalbis su autoriumi ir taip pat dabar ateinantį lapkritį Andriaus Ermino paroda bus eksponuojama Newcastle galerijoje Veine. Taip pat džiaugiamės, kad yra grįžtamasis ryšys, ne tik mes išvažiuojam, bet ir užsienio menininkai atvyksta čia. Ir surengėm jau per 20 parodų užsienio autorių, tai ir estai, ir vokiečiai buvo, ir iš Didžiosios Britanijos, ir lenkai, tikrai labai įvairūs kūrėjai. Ir manau, kad tai jiem, aišku, ir suteikia galimybę prisistatyti naujai auditorijai, galbūt nepažintai, nematytai, bet mums tai yra ir puikus meninių ir kultūrinių mainų būdas. Tiesiog irgi susipažinti, kas vyksta tenai. Tad iš ties per tos 5 metus mes ūgtelėjome ir toliau stengsimės galbūt būti ne tik ekspozicinė erdvė, truputėlį išeiti iš tų galerinės veiklos ribų ir aktyviai remti bei skleisti šiuolaikinį meną tiek Lietuvoje, tiek užsienį.
Na, o šiandieną trumpai tada pristatysiu grupinę parodą, kuri vainikuoja mūsų šitą 5 metų veiklą. Tai yra 12 glaudžiausiai su AV17 galerija dirbančių menininkų paroda. Jie šitose erdvėse yra pristatę vieną arba kelias savo personalinės parodas. Dalyvavę ir grupinėse parodose ir konkursuose, tai tas santykis iš tikrųjų yra gan tamprus mūsų. Tai yra iš Vokietijos autoriai Rose ir Gisbert Stach su video darbais. Lietuvių skulptoriai Nerijus Erminas, Rimantas Milkintas, Andrius Erminas, Rafal Pieslek, Algis Kasparavičius, Jonas Aničas, Tauras Kensminas, taip pat Algimantas Kensminas, Vitalis Čepkauskas ir Štutgarte gyvenantis skulptorius Kęstutis Virnelis. Kaip ir minėjau, jie visi čia eksponavosi ir tos parodos buvo išbaigti, nugludinti, išieškoti rezultatai. Bet mes kažkaip ir bendraudami ir tarpusavį diskutuodami supratom, kad tikrai tų kūrybinių aspektų, kurie neišvysta galerijinės scenos, kurie lieka nepapasakoti ir neparodyti. Taip pat mes pakvietėm menininkus truputėlį atidaryti savo studijų erdves, atskleisti savo meninius archyvus, atskleisti savo mintis ir truputį netgi leisti žiūrovam prisiliesti prie tų visų procesų, kuriuose jie gyvena. Tai va, rezultatą šiandien matome čia. Aš tuomet kviečiu, visi beveik menininkai tikriausiai yra atvykę, išskyrus gyvenančius Vokietijoje. Tai tikrai kviečiu drąsiai bendrauti, jeigu reiks galiu supažindinti. O dabar kviečiu tuomet toliau dalyvauti atvirukų aukcione, vaišintis vynu ir savo ruožtu noriu tikrai padėkoti visiems menininkam, kurie buvo su mumis nuo pirmos dienos, kurie atsirado vėliau, bet vis dar tebėra su mumis, tikriausiai be jūsų šitą galeriją ir negyvuotų. Ir taip pat dėkoju visiems, kurie čia lankosi. Taip pat be žiūrovų irgi nieko nebūtų. Tai ačiū jums visiems labai. Būčiau sugarinęs, geras paskolis. Ne, tai čia ir nuėmė. Aš su Viksintu ir nuėmiau, kad nesugarinę. O paskui subrandė, aš klampinau ten su smėliu ir ten šamotais, kad mažus gabaliukus, kad klampins tinklą. Tada išpjaudė iš tikrųjų. Už meną, kaip visada. Girdėjai? O gal galėtumėt kažką palinkėti galerijai 5 metų proga? Tai aišku, kokių 150 metų ar ten, kad žodžiu. Kristina čia linkiu, kad gerai. Patek, Kristina. Galėčiau palinkėti Om. Gerai? Gerai. O čia Algis Kasparavičius, gal jūs galėtumėt kažką palinkėti galerijai? Begalybės metų gyvavimo. Aš tai linkėčiau, žinai ko, ilgaamžiškumo, ištvermės ir polėkio. Tai gyvuoja. Labai glumina. Tai gyvuoja vis tiek. Metų proga reikia palinkėti dar 5 metų. Kad po tų 5 metų būtų galim palinkėti dar 5 metų. Linkiu galerijai gyvuoti. Gyvuoti. Gyvuoti galerijai linkiu. Paskambinsi arba ateisi, mes radėsim tą dieną progą. Sėkmės linkiu. Vadyb, mokytėrim. Rablai šitą galeriją.
Viskas. В том же духе. Еще лет 5